Taip pat vienetinis peilis, labai galingas, turi svorio. Na, šitie peiliai čia jau galiu sakyti 90%, kad Tamagane. Taip pat japonų, sakau, tvirtina panašiai, kad labai galimai vos ne 100% sako yra, nes čia senovinis ir retas peilis, rankų darba, vienetiniai užsakymai buvo daromi tik tai tokių. Tai čia taip pat kas daržovės, mėsą, kokią, sakykime, arba pjaustyti, taip galima smulkinti su juo. Be galo, žiūrėkit, mano didelė ranka, kaip atrodo ranka, koks kosmosas čia. Tai taip pat duosiu jums galimybę jį laimėti nerestauruoti, bet jeigu nestatysit, nelaimėsit, tai žinokit, jis bus mano tikrai atrestauruoti su didžiausiu malonumu. Ir dabar pradžia bus 200 eurų. Kas savo patys nori restauruotis, tai tikrai nėra dideli pinigai. Jeigu restauravimas sakysit pas mane, tai išbrinks, galiu sakyti, jeigu idealus restauravimas gali ir gerokai virš 100 kainuoti. Bet jeigu aš jį restauruosiu, pagalasiu, viskas bus idealu, tai jis, manau, ne mažiau 4 prasidės kaina. Ir tai kaina bus pardavimo. Ir tokie įrankiai parsiduoda, jie tiesiog kartais neateina net iki aukciono, jie vėliau kartais ateina, kartais ne, ir parsiduoda jie. Aš čia vienetiniai. Statom, laimim, įsigijam, sėkmės draugai.